Paskutinis reportažas. 9 kartą uostamiestyje rengiami metų klaipėdietės rinkimai. Šiemet į šį titulą pretenduoja beveik 60 moterų. Įsibėgėję metų klaipėdietės rinkimai rodo, kad į uostamiestį žengia pavasario nuotaikos. Klaipėdos tradicija tapę rinkimai rengiami jau 9 metus. 2 savaitės miestiečiai aktyviai siūlė moteris, kurios galėtų pretenduoti į šį titulą. Šiemet į sąrašą pateko net 59 klaipėdietės. Be galo smagu, kad tas mūsų renginys, ta tradicija tampa viso miesto gyvenimo dalim. Visi žino, laukia, kad su pavasariu ateina ir graži šventė. Žmonės labai aktyviai siūlo kandidates ir tikimės, kad labai aktyviai ir balsuos rinkdami. Pirmasis balsavimo turas tęsis iki vasario 4 dienos. Jo metu iš 59 moterų bus išrinktos 7 pretendentės į metų klaipėdietės titulą. Visi norintys išreikšti savo simpatijas ir balsuoti už kandidates, tai gali daryti iškirpus balsavimo lapelį iš dienraščio Klaipėda ir užpildžius jį, taip pat mobiliuoju telefonu siunčiant trumpąsias žinutes 1605 bei internetinėme portale www.kl.lt. Organizatoriai atkreipė dėmesį, jog šiemet balsavimo tvarkoje yra nedidelių pokyčių. Šiek tiek pasikeitė balsavimo taisyklės. Naujiena yra ta, kad interneto portalo balsuotojai išrinks 1 iš 7 metų klaipėdietės rinkimų finalininkių. 6 moteris išrinks žmonės balsuodami dienraščio Klaipėda lapeliais balsavimo ir SMS žinutėmis telefonu. 7-tukas bus paskelbtas vasario 7-ąją, o visos į jį patekusios moteris pristatytos dienraščio Klaipėda puslapiuose. Rinkimus tradiciškai vainikuos iškilmingas renginys Tarptautinės moters dienos išvakarėse. Jame ir bus paskelbta laureatė.